Petrašiūno elektrinė, jūs kaip žinot, yra Kauno energijos sudėtyje. Taip. Energija yra praskolinta. Kiek yra tenais tų ilgalaikių įsiskolinimų, tai jau jūs mane neklauskit, nes aš galiu pameluoti, 5 ar 10 milijonų vieną į kitą pusę. Tai tada sakykit abstraktų skaičių. Negaliu pasakyti. Iš principo, pernykštis yra, nuostolis, galim sakyti, tai yra nuostolis plius įsipareigojimų tiekėjams buvo virš 8 milijonų. Dabar sumoje. Tai iš principo, jeigu paskaičiuojam tai, kad yra 8 milijonų minuso, pernai persikėlė, šiemet 4 milijonų, tai iš principo mes arti nulio. Būtų įdomu sužinoti, kam tos paskolos imtos, visos tos didelės paskolos. Kaip suprantu, 66 milijonai litų paskolų. Taip? Taip. Vartotojų nemokėjimai yra dideli. Vartotojai daugiausiai yra pramonės įmonės, kurios yra, pavyzdžiui, bankrutavę pernai ar užpernai, iš principo paskolos jos kabo koreliza, bet tai iš principo nuostoliai apie 10 milijonų, Kauno šiltnamiai beveik 5 milijonai nuostolių bankrutavo įmonės, tai ir, pavyzdžiui, Baltic Paperis pernai bankrutavo virš milijono nuostolių susidarė. Tai tos skolos subaliojo vis dėlto įsipareigojimai, taip sakant, mes už tą šilumą, kurią nuperkam ar už dujas, ar šilumą tai mes turim sumokėti, tai iš principo tai dar irgi yra dalinai reikalinga tenkti tos vartotojų įsipareigojimus. Pasakykit, kokia yra skola šiandien dienai, kiek žmonės yra nesumokėję? Jeigu skaičiuojant... Ir įmonės, ir gyventojai. Ir įmonės, ir gyventojai, aš jums pasakysiu tai, kas buvo šio mėnesio 2 dieną. Tai šio mėnesio lapkričio 2 dieną, tai 20 dienų, buvo iki spalio 29 dienos duomenimis vartotojai per šiuos metus, tik per šiuos metus, papildomai skolino 12 milijonų, 12,5 milijonų. O iš viso skola? Iš viso, jeigu skaičiuojant visų vartotojų, iki šio laiko visais bankrutavus 48 milijonai litų. Taip. Kyla minčių, kad gal bendrovė geriau būtų išnuomoti kažkokiam ar užsienio investuotojui, ar kažkam, kas galėtų ją pastatyti ant kojų. Ar jūs manytumėt, kad tai yra sprendimas ar ne? Tai čia yra sprendimas, kuris priimamas didžiųjų akcininkų. Akcininkai priima sprendimas, savininkai, tai yra jau jų valia, kaip jie nori, kaip jie gali padaryti. Iš tikrųjų yra didelį problemą. Tai mes iš principo jau esam arti to dugno, dėl taupimo. O sprendimas dėl išnuomavimo, tai yra vienas šitis, bet tai yra priklauso nuo savininkų. Tie visos tos skolos ir įsipareigojimai tikrai sunkiai kaip atleidžia. Baimė dėl vartotojų mokumo ateityje tai yra didelė, nes vis dėlto ekonominė situacija Lietuvoje, tai Kaune bloga yra ir daug atsiranda daugiau bedarbių ir žmonės jau nebeturi, taip sakant, mokėti, iš kur mokėti už tą sunaudotą šilumą.